Toliau pasakoju apie Nycių kaimo gyventojo Tuko Nykštuko ir miestietės Davatkos Vidos draugystę. Pastarasis nycietis Tukas vieną niūrią ir apniukusią rudens dieną, norėdamas pasikalbėti su savo mylimąja drauge, Davatka Vida Pribeldaitė ir sužinoti, kodėl ji vis dar nenori apsilankyti Nyciuose, kur su savo globėjais gyvena pats Tukas, nuvyko su autobusu tiesiai į Kupiškio miestą. Mieste vyras nuvyko tiesiai į merginos namus, bet jos ten nerado. Užtat paskui gatvėje kiek vėliau prie Tuko netikėtai priėjo nepažįstamas vyras ir tiesiogiai jam kalbėti ėmė būtent apie Davatką Vidą. Vyriškis prisipažino Tukui matęs ne kartą juos abu su Vida mieste vaikštant kartu ir iškart labai griežtai patarė Tukui, kad kuo greičiau pasitrauktų jis nuo tos merginos šalin, kol dar nevėlu, nes Tukas su Vida tikrai nebus laimingas. Pasak nepažįstamojo, Vida neva niekina visus vyriškosios padermės atstovus ir iš jų visai tyčiojasi. Ta mergina iš tikro nemylėjo ir nemyli nė vieno vyro ir visus vyrus tik apgaudinėja. Tad tai Vidai ir būtų geriausia arba stoti į vienuolyną, ką ji jau ir ketino padaryti, arba susirasti savo moterį. Tukas liko sukrėstas tokių išgirstų žodžių. Na taip, Tukas anksčiau iš savo draugės Vidos lūpų jau lyg ir buvo girdėjęs kažką panašaus, kad savo mokykliniais laikais ji buvo bjauriai pažeminta ir išjuokta savo klasiokų, kažkas su ja tada buvo padaryta. Bet tikrai niekada nebuvo girdėjęs Vida sakant, kad ji nekenčia vyrų ir patinka jai juos niekinti. Tukas kitaip mano tvirtai yra įsitikinęs, kad kadangi jo Vida yra giliai tikinti moteris, tad ji ir negalėtų dėl to niekam ką blogo padaryti. 2011 m. rugsėjo 28 diena. Štai kaip galėjo atrodyti šis dramatiškas ir emocingas pokalbis tarp nyciečio Tuko ir paslaptingo nepažįstamojo miestiečio vyriškio ant rudens lapų nugulto šaligatvio. Pokalbis, perspėjimas Kupiškyje. Šaltas rudens vėjas gainiojo geltonus liepų lapus po drėgną šaligatvį. Pro šalį dundėjo automobiliai, taškydami po lietaus likusias balas, o nycietis Tukas stovėjo sumišęs, vis dar spausdamas rankoje autobuso bilietą. Staiga jo kelią užstojo nepažįstamas vyriškis, pakeltų palto apykaklę ir skvarbiu, rimtu žvilgsniu. Tu esi tas katinų šeimos globotinis iš Nycių, tiesa? Tiesiai, net nesisveikinęs, paklausė vyras. Jo balsas nuskambėjo garsiau, bandydamas nustelbti gatvės triukšmą. Tukas krūptelėjo ir linktelėjo, taip. O iš kur jūs mane pažįstate? Aš ieškau Vidos. Nepažįstamasis karčiai nusišypsojo ir linktelėjo galvą į tuščią gatvės galą. Žinau, ko ieškai. Matydavau jau nesyk jūs abu Kupiškio gatvėmis vaikščiojančius. Todėl ir priėjau. Klausyk manęs įdėmiai nycieti ir gerai įsimink, ką pasakysiu. Bėk nuo tos merginos. Pasitrauk šalin, kol dar nevėlu. Tukas sutriko, bet tuoj suraukė antakius, jo širdis pradėjo plakti stipriau. Rudens šviesa akimirksniu dingo, užleisdama vietą kylančiam nerimui. Ką jūs kalbate? Vida yra mano nauja draugė. Aš noriu ją pasikviesti į Nycius, supažindinti gyvai su savo globėjais. Ji niekada nevažiuos į tavo Nycius, Tukai. Toks yra tavo vardas, tiesa? Griežtai pertraukė vyras, žengdamas žingsnį arčiau. Po jo batais traškėjo sausi liepų lapai. Tu su ja niekada nebūsi laimingas. Tu matai tik tai, ką ji nori tau parodyti. O tiesa ta, kad ji niekina visus vyrus. Visus iki vieno. Ji iš jūsų, iš mūsų tiesiog tyčiojasi. Tai netiesa. Tukas bandė gintis, jo balsas sudrebėjo. Vida yra giliai tikinti. Ji lanko bažnyčią, ji daug meldžiasi. Šventas žmogus negali niekinti kitų. Ji negali daryti nieko blogo. Nepažįstamasis liūdnai ir kartu piktai pažiūrėjo į Tuką, tarsi gailėdamasis jo naivumo. Tikėjimas jai tik skydas, Tukai. Ji nemylėjo ir nemyli nė vieno vyro. Ji visus tik apgaudinėja, maitina pažadais, o viduje jaučia tik šaltą neapykantą. Geriau verčiau jau tu pasižiūrėk į viską iš loginės pusės. Šiai moteriai jau visi 30 metų, o ji vis dar nei šeimos nėra ketinusi kurti, nei berną šalia savęs kada turėjusi.
Tik vis prie bažnyčios ir prie bažnyčios sukiojasi, nelabai ją kur kitur ir te pamatysi būnant. Bet turbūt šitą faktą ir pats jau gerai žinai. Žinai, kur jos tikroji vieta? Arba stoti į vienuolyną, ką ji, beje, jau ir ketino daryti, neabejoju. Arba vyras akimirkai nutildė balsą, kad pro šalį važiuojantis sunkvežimis neužgoštų žodžių, arba susirasti savo moterį. Nes vyrai jai neegzistuoja. Tu visgi pasidomėk, kiek giliau pasidomėk, kas buvo jai nutikę praeityje ir galutinai suvoksi mano šių žodžių prasmę. Tai negi Vida nuo tavęs šitai buvo nutylėjusi. Jeigu nutylėjo, tuomet ir aš tau nieko nesakysiu, verčiau ji pati tegul prisipažįsta. Šie žodžiai Tukui smogė tarsi fizinis smūgis. Jis liko stovėti lyg įleistas į žemę. Ir visas emociškai sukaustytas viduje. Miesto triukšmas akimirksniu nutolo, o galvoje pradėjo suktis prisiminimai. Jis prisiminė, kaip Vida kartą pati jam pasakojo apie mokyklos laikus. Apie tai, kaip klasiokai ją bjauriai pažemino, išjuokė, kaip kažką baisaus su ją padarė. Bet tiksliai taip ir nežinojo jis, ką būtent kas tada įvyko. Tukas žinojo apie jo žaizdas. Bet kad ji nekęstų vyrų. Kad norėtų juos skaudinti? Tuo patikėti jam buvo per sunku. Jūs klystate, vos girdimai ištarė Tukas, jau gniauždamas kumščius savo kišenėse. Jūs tiesiog jos nepažįstate. Ji nukentėjo praeityje, todėl yra dabar atsargi. Bet ji gera. Ji tikrai gera moteris. Vyriškis susidėjo ranką ant Tuko peties, trumpam suspaudė ir paleido. Po to niūriai papurtė savo galvą. Aš tave perspėjau, Nicieti. Toliau spręsk pats, gyvenk kaip nori, bet nesakyk, kad niekas nesakė tiesos. Vyras apsisuko ir sparčių žingsnių nueidamas ištirpo Kupiškio gatvės minioje. Tukas liko stovėti vienas ant šaligatvio, o rudens vėjas toliau nešiojo geltonus liepų lapus aplink jo batus. Širdyje liko tik didžiulė sumaištis ir skausmas.